Cherry Tiggo 7 tai vidutinio dydžio SUV, sukurtas tiems, kurie nori daugiau erdvės, daugiau komforto ir daugiau technologijų kasdieniame gyvenime. Šį modelį galima rinktis iš dviejų versijų – benzininio ir įkraunamo hibrido. Ir nors iš pažiūros jie atrodo ganėtinai panašus, tačiau jų charakteriai skiriasi. Vienas labiau orientuotas į paprastą kasdienį naudojimą, kitas į sąnaudų mažinimą, efektyvumą ir elektrifikuotą važiavimo patirtį. Šiandien apžiūrėsime būtent hibridinį Tiggo 7. Tiggo 7 yra sukurtas ne tik tiems, kurie ieško stilingo, bet ir praktiško šeimos automobilio. Jis ne tik pakankamai kompaktiškas miestui, tačiau greitai taps ir pagrindiniu šeimos SUV, skirtu tiek trumpesniems maršrutams, tiek ilgesnioms kelionėms. Cherry Tiggo iš karto leidžia suprasti, kad tai ne mažas miesto crossoveris, o solidžiau atrodantis SUV. Iš priekio jis atrodo ganėtinai ryžtingai. LED ir didelės grotelės. Tuo pačiu jis neturi daug bereikalingų detalių, tačiau turi pakankamai charakterio, kad išsiskirtų eisme. Šoninis siluetas atrodo vientisas ir tvarkingas. Aukštesnė kėbulo linija, išraiškingos ratų arkos bei išlaikytos proporcijos suteikia automobiliui vizualinio tvirtumo. Taigi tai automobilis, kuris atrodo ne tik pakankamai rimtai šeimai, bet ir išlaiko patrauklų bei modernų įvaizdį. Gale dominuoja keli užrašai ir LED žibintų juosta. Vėlgi nėra daug bereikalingų detalių, tad toks dizainas dar ilgai neišeis iš mados. Didžiausias Tiggo 7 pranašumas yra tas, kad pirkėjas gali rinktis iš dviejų skirtingų jėgainių. Turbo benzininė versija išvysto 145 arklio galias. Priklausomai nuo komplektacijos, šį modelį galima rinktis varoma tiek priekiniais ratais, tiek visais. Degalų sąnaudos šiai versijai siekia nuo 7 iki 7,9 litrų 100 km. Taigi šis modelis skirtas tiems, kurie ieško klasikinio SUV formato, pakankamos galios ir universalios kasdienės eksploatacijos. Įkraunamo hibrido bendra galia siekia net 275 arklio galias. Tai reiškia, kad įkraunama hibridinė versija yra ne tik ekonomiškesnė, bet ir gerokai dinamiškesnė. Įkraunami hibridai turi Chery Super Hybrid technologiją, kurios tikslas maksimalus efektyvumas vartotojui. Mažos degalų sąnaudos, puikus našumas, didesnis nuvažiuojamas atstumas ir išskirtinis komfortas. Verta paminėti, kas sudaro šią galią. 1,5 litrų benzininis variklis, 105 kW galia ir 2 elektros varikliai, kurių vienas varo ratus, o kitas skirtas baterijos krovimui ir dirba kaip generatorius. Didelis šios versijos pranašumas – galimybė nuvažiuoti dalį maršrutų vien elektra. Šioje versijoje įmontuota 18,3 kWh baterija, kuri pagal VLTP skaičiavimus leidžia viena įkrova nuvažiuoti iki 90 km, o miesto režimu iki 118 km. Tai reiškia, kad daugelis kasdienių maršrutų gali būti įveikti beveik nenaudojant benzino. Vidutinės deklaruojamos sąnaudos yra 2,4 litrai 100 km, o elektros sąnaudos 15,1 kWh 100 km. Esant pilnam kuro bakui ir pilnai įkrautai baterijai, šis automobilis gali nuvažiuoti net iki 1200 km. Įkrovimo galimybės taip pat praktiškos. Galimas tiek AC įkrovimas, tiek kiek greitesnis DC įkrovimas. Įsėdusi Cherry Tiggo 7, tampa aišku, kad čia dėmesys yra skirtas įrangai ir komfortui. Salonas atrodo moderniai, tvarkingai ir gana solidžiai. Čia netrūksta ekranų, minkštesnių medžiagų, praktiškų sprendimų ir įrangos, kuri dažnai yra siejama su aukštesnės klasės automobiliais. Vienas svarbiausių salonų detalių – tai dvigubas lenktas 24,6 colių ekranas. Čia informacija pateikiama aiškiai, o multimedija tampa tarsi svarbiausių salono akcentų. Čia netrūksta ir patogumų, kurie yra svarbus ne tik pirmą dieną, bet ir kasdienėse kelionėse. Belaidis telefono įkrovėjas, Android Auto ir Apple CarPlay sistemos, daugybė daiktadėžių, centrinis porankis gilus ir erdvus, o esant poreikiu gali būti ir vėdinamas. Taip pat įdomi detalė – keleiviui skirtas kabliukas, kuris gali ir gražiai pasislėpti. Veidrodėliai taip pat įdomesni,
Jie dideli ir galima keisti apšvietimą. Dar vienas praktiškas dalykas tai, kad jie gali pasiilginti ir taip paslėpti saulę. Malonų erdvinį skambesį užtikrina Sony garso sistema, o nuotaiką palaikyti padės 64 atspalvius turintis ambient apšvietimas. Patogiai išdėstyti valdymo elementai ir erdvė, kurios tikrai pakaks tiek vairuotojui, tiek keleiviams. Dalis nustatymų yra valdomi ekrane, o dažniausiai naudojami tokie kaip muzikos nustatymai ir klimato kontrolė bus valdomi fiziniais mygtukais. Vairas malonus, maloniai slysta rankose, yra optimalaus dydžio ir gali būti šildomas, kaip beje ir priekinis stiklas. Bet galima sakyti, kad žiemos rytais su Tigo 7 šalti nereikės. Sėdynės Tigo 7 sukurtos taip pat galvojant apie komfortą. Priklausomai nuo versijos jos gali būti ventiliuojamos, šildomos, turinčios atminties funkciją. Dar viena maloni funkcija – prieš kiekvieną kelionę vairuotojo sėdynė pavažiuoja atgal, taigi taip lengviau įlipti ir išlipti. Komforto pojūtį sustiprina ir papildomi sprendimai, tokie kaip dvigubas akustinis stiklas, kokybiška garso izoliacija bei panoraminis stogas, suteikiantis salonui daugiau erdvės ir šviesos. Čia taip pat yra 2 zonų klimato kontrolė, oro valdymo sistema, pažangi filtravimo sistema bei kitos funkcijos, kurios rodo, kad Tigo 7 nori būti ne tik modernus, bet ir patogus visai šeimai. Galinėje sėdynių eilėje vietos keleiviams taip pat netrūks. Dėl ilgos ratų bazės čia užteks vietos tiek kojoms, tiek galvai. Todėl Tigo 7 bus patogus ir ilgesnėse kelionėse. Čia taip pat rasite ISOFIX jungtis, porankį, oro angas, USB jungtį, 2 dėtuves, kišenėlės bei lygias grindis. Bagažinė taip pat išlaiko praktiško SUV vardą. Jos erdvė siekia 500 litrų, o nulenkus sėdynės atsiveria net 1305 litrų erdvė. Tad vietos pakaks tiek kasdieniams pirkiniams, tiek savaitgalio išvykai. Chery Tigo 7 yra orientuotas į užtikrintą ir komfortišką kasdienį važiavimą. Tai automobilis, kuris jausis gerai tiek mieste, tiek užmiestyje. Aukštesnė sėdėjimo pozicija, dideli stiklai visomis kryptimis ir puikios kokybės 540 laipsnių kameros suteikia gerą matomumą, kuris visuomet pasitarnauja manevruojant ankštesnėse aikštelėse, tiek esant intensyviam eismui. Versija su vidaus degimo varikliu turėtų patikti tiems, kurie ieško pažįstamo vairavimo pojūčio, o galimybė pasirinkti 4 ratais varomą modelį suteikia daugiau pasitikėjimo esant prastesniems oro sąlygoms. Įkraunamas hibridas žengia dar toliau, suteikdamas lengvesnį pajudėjimą iš vietos, sklandesnį važiavimą. Tuo tarpu mieste automobilis gali važiuoti ramiau, tyliau ir ekonomiškiau. Abiem atvejais automobilis atrodo lyg sukurtas ne lenktynėms, o realiam gyvenimui. Čia dar verta paminėti apie pavarų dėžės darbą, kuris yra itin sklandus ir nėra juntamas joks bėgių keitimas. Pati pavarų dėžė yra vieno bėgio ir specialiai sukurta hibridiniams automobiliams. Jo tikslas sumažinti vairavimo įtampą kasdienybėje, suteikti ramybę ir saugumą šeimai, prie to prisideda ir gausus saugumo sistemų paketas. Kameros, parkavimo jutikliai bei įvairios saugumo sistemos padės užtikrintai važiuoti tiek mieste, tiek ilgesnėse kelionėse. Chery Tigo 7 siūlo ne tik gerą išvaizdą ir gausų įrangos sąrašą. Tai SUV sukurtas šeimai, kasdieniam patogumui ir universaliam naudojimui. Benzininė versija tiks tiems, kurie ieško aiškiai ir paprastai eksploatuojamo automobilio. Tai racionalus sprendimas tiems vairuotojams, kurie ieško modernaus SUV be papildomų rūpesčių dėl įkrovimo. Įkraunamas hibridas bus patrauklus tiems, kurie nori daugiau galios, mažesnių kuro sąnaudų bei galimybės įveikti dalį maršrutų vien elektra. Tai galingesnė, dinamiškesnė ir modernesnė to paties automobilio interpretacija. Taigi nesvarbu, kurią versiją pasirinksite. Chery Tigo 7 siūlo erdvę, modernes technologijas, gausų įrangos sąrašą ir komfortą. Tai automobilis, kuris gali lengvai tapti patikimų partnerių tiek miesto ritme, tiek kasdienėse šeimos kelionėse. Na, o kad tos kelionės būtų ramios, šiam automobiliui yra suteikiama net 7 metų garantija.